Aš esu bomžas. Jeigu mes visuomet galim paklausti žaidėjų, iš kur jie atvyko, tai šiandieną visiems trims mūsų svečiams šio klausimo aš negaliu užduoti. Bomžai. Русский это reiškia без определенного места жительства. Pamėgins įrodyti, kad jie ne visuomet verti tų blogų žodžių, kuriais juos vadina tie, kurie turi kur gyventi, turi šiltą patalą, maisto visada ir šeimas. Pirmasis mūsų žaidėjas Vaclavas Šidlovskis. Gyvenat, turbūt negaliu paklausti, kur, nes namų neturit. Oh my God, bro. Oh, hell. Nakvynės namuose. O ten brangu. Nesąmoningas klausimas, nu. Šiandien jūs turite šansą mūsų žaidime laimėti ne pinigus, o savo gyvenimą. Jam mūsų rėmėjų dovanos mineralinis vanduo Tichė. Šiandieną mūsų žaidime 3 bomžai. Žalia žolė, bet ne žolė, su uodega, bet ne pelė. Kas? Varlė? Nenusiminkite, viskas gerai. Palinkėkime dabar sėkmės jūsų kolegai Juliui Geležauskui. Labas vakaras. Labas. Kur gyvenat? Sekantis klausimas, kad klausinėjai nesąmonės. Kas nutiko jūsų gyvenime, kad esat priverstas būti bomžu? Nu, gal taip nesutikčiau, kad esu taip bomžas. Tai jūs prie rusų buvo geriau. Na kągi, jūs jau laimėjote, kadangi mes norime įteikti mūsų rėmėjų dovaną, štai kepuraitė, 2 sesutės per kalnelį nesueina. Kas? O, akis. O, akis. Puiku. Sakėte į 6 klausimus ir turite 600 taškų ir jūs dabar esate pirmas. Pristatau žmogų, kurio iniciatyva šis žaidimas 6-0 milijonas ir vyksta. Labas vakaras. Labas vakaras. O jūs seniai gyvenat be namų? Jubiliejus šiais metais. 10. 10-metis. Sveikinu. Kiek pinigų jums reikėtų, kad tas gyvenimas galėtų pasikeisti? Rusai sako taip. Beje, kokia jūsų sritis lengviausia jums? Gėrimai turbūt. Kokios spalvos šuo minimas Žoržo Simenono detektyvo pavadinime? Geltonas. Geltonas šuo. Baltos lankos, juodos avys. Kas išmano, tas jas gano. Kas? Toliau. Etijopijos sostinė. Adis Abeba. Adis Abeba. Fantastika. Pirmasis lietuvis dalyvavęs NBA tritaškių konkurse. Sabonis. Ilgauskas. Ne. Ajai, laikas baigėsi. Kas buvo Batmanas? Žmogus šikšnosparnis ar žmogus voras? O, aišku, pirmas šikšnosparnis. Kuris Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas buvo lakūnas? Vyresnysis Bušas. Pirmas variantas. Tikrai? Tikrai. Spauskit. Spaudis. 1000 litų jūsų. Sveikinu. Paplokime. 1000 litų. Jums tai yra dideli pinigai. Skaitau, kad ne. Neskaičiuoju, kiek turiu, mano vipe daug žmonių. Tai duokit pinigų 500 litų moteriai pusę sumos ir išleiskite į krautuvę. Žinokit, nepraeis ne 10 minučių ir jie bus išleisti. Kuris iš šių žodžių yra periodinės lentelės cheminis elementas? Prašau pagalbą. Spauskit, užgesinkit. Pirmas, Itris, sveikinu, jūsų kišenė 3000 litų, bravo! Sveikinu ir dabar, kaip minėjome žaidimo pradžioje, pirmame etape surinko po 500 taškų Vaclavas ir Rimas. Pirmas klausimas. Kas yra mentalitetas? Mąstymo būdas ar policininko alga? Gerai, iš kokio skaičiaus dalyba negalima? Iš vieneto, iš nulio ar iš neigiamo? Nulis yra nulis. Jis ir Afrikoje nulis. Nulis? Nulis irgi Afrikoje nulis. Sveikinu, 1000 litų kišenėje. Ką reiškia šis egiptiečių hieroglifas? Bandysim spėti, kad tai vis dėlto vanduo. Bet vandenį teko matyti. Čia yra vanduo. Sveikinu! 1000 litų. Senovės Romoje metai prasidėdavo ne sausio mėnesiu. O kokiu? Pirmą kartą prašau pro šalį. Tai ne vasaris. Jums reikia imti antrąjį šūvį. Imat? Imam. Tokiu atveju kovas. Kovo mėnesį. 3000 litų. Dar kartą dėkoju mūsų šio vakaro neeilinio žaidimo dalyviams. Žmonėms be namų.